kaip mokslas ištyrė būtent frame running sporto įtaką cerebriniam paralyžiui ir akivaizdžiai parodė, kad turi labai pozityvę įtaką tiek raumenų stiprumui, ar ne, tiek kardio veiklai, ar ne. Tai mes išgirdome čia teorinę, sportinę, tyriamąją tokią apžvalgą, bet turime ir tikrai pavyzdį Lietuvoje, ar ne, kurią dabar netrukus mums ir pristatys pats Deividas Podabajevas apie tai, kokia pirmoji Lietuvos triračių sporto sėkmės istorija yra. Tai jeigu galima, aišku, glausčiau, nes truputėlį su laiku išeiname iš rėmų. Labą dieną visiems. Norėčiau trumpai pristatyti save, apie savo sportinę karjerą, apie sporto pasiekimus. Aš anksčiau kai buvau vaikas, labai sunkiai vaikščiojau ir ėjau tik tai su kitų žmonių pagalba. Ir per pažįstamus susitikau su Svajonį Mėrelais, kurie įkūrė pirmąjį Lietuvoje vaikų su fizinė negalia sporto klubą Vilnis. Ir aš nuo jų pradėjau sportuoti su jais kartu. Su jais kartu išbandžiau įvairias sporto šakas, kaip turizmo technika, kur reikėjo padėmėsi fiziškai atlikinėti veiksmus, judesius. Išbandžiau žaidimą bowlingą, išbandžiau šaudymą į taikinius. Išbandžiau orientavimus į sportą, kur reikia su žemėlapiais, su kompasais surasti tinkamą prizmę ir nustatyti jos tikslumą. Išbandžiau pulą, biliardą, šaškes, žaidimą bočią. Bočio žaidimą netgi buvau pakliuvęs į Latvijos Respublikos čempionatą ir užėmėm pirmą vietą. Toliau kitas sporto šakas - lengvoji atletika. Bėgdamas lengvą atletiką, negi 200 metrų buvau pretendentas pakliūti į Atėnų paralimpiadą. Man pritruko 20 sekundės. Ir patyriau didelę stuburio traumą ir paskui įsileidau sporto frame running, sportas su triračiais. Su triračiais pradėjau sportuoti 2019 metais. Ta sporto šaka pasiūlė mano žmonai ir kartu mes atėjome išbandyti. Ir aš atėjau pirmą kartą išbandžiau tą sportą. Tai sporto dėka 20 metais pakliuvau į Grand Prix varžybas Lenkijoje, kur parodžiau gerus savo rezultatus. Dėl savo gerų rezultatų pakliuvau į įvas žaidynės Portugalijoje, kur mano visi varžovai buvo iš viso pasaulio. Dėl savo rezultatų 23 metais pakliuvau į pasaulio Grand Prix Šveicarijoje. Ten turėjau pasiruošti pasaulio čempionatui. Tarptautinės varžybos. Pakliuvau į pasaulio lengvos atletikos čempionatą Paryžiuje, kur pradėjau bėgti gerai, bet
kaip nebuvo gaila, man susprogo triračio palanga. Dėl to man reikėjo visą distanciją bėgti su tuščia palanga. Pasikeis negalėjau, bet vis tiek sugebėjau finišuoti ketvirtas. Su frame running jau vykstu kiekvienais metais į frame running camp Danijoje, kur mes su mūsų delegacija iš Lietuvos važiuojame į tas įvarijos ir dalyvavau 2 kartus ir iškovojau 8 medalius, o mano varžovai būna iš viso pasaulio. Tarptautinės varžybos pernai metais pakliuvau į pasaulio Grand Prix Italijoje, kur turi dalyvauti prieš pasaulio čempionatą. Ir pernai metais pas žmonių su negalia lengvos atletikos čempionatas vyko į Japonijoje ir ten bėgdamas su triračiu užėmiau 3. vietą. Ir kad gavau tokius pasiekimus, pakliuvau į žurnalą Vilčelis ir parašyta apie mane. Dėkoju už dėmesį. Ir daugiau visą informaciją galite rasti mano internetinėje svetainėje. Deivido internetinė svetainė, ačiū Deividai, labai smagu girdėti, kiek galima pasiekimų ar ne pasiekti, jeigu intensyviai dirbti, siekti kryptingai. Bet daugiausiai pasiekimų matyti pavyko pasiekti, kada atėjai vis tik tais į triračių sportą, ar ne? Aš norėjau paklausti, ar jūs savo veikloje darote kokius nors tyrimus ir matavimus, kaip kinta sportuojančiųjų sveikata, panašiai kaip prieš tai pristatytame mokslinėme tyrime, ar kažkokį tai pokytį, arba galbūt įsivesite, kaip jūs turite ar ne? Darote ar ne tam tikrus pakeitimus, galbūt išgirsime apie tai. Tai labai ačiū Deividai, kad tilpai laiką ir mes spėjome grįžti į mūsų numatytą tvarkaraštį.